Šitam uždavinys svarbiausia įsiskaityti raktinius žodžius, žinoti, ką formulinė kuri raidė reiškia ir teisingai išreikšti matavimo vienetus. Raktiniai žodžiai yra masė, juda tokiu greičiu ir visa kinetinė energija virsta šiluma. Masę ir greitį pasirašom kaip mums duotus dydžius. O rasti reikia šilumos kiekį, jis žymimas Q didžiąja. Taip, tai raktinis žodis visa kinetinė energija virsta šiluma. Taip ir pasirašykim, visa kinetinė energija virsta šiluma. Tai čia labai svarbu, mums reikia ne Q formulės ieškoti, o kinetinės energijos. Ir kai žinosim kinetinę energiją, tas pats bus lygu Q. Jau šitame egzamine 20 klausime naudojam kinetinės energijos tą pačią formulę, EK lygu mv kvadratu iš 2. Pagrindinis energijos matavimo vienetas – džiaulis. Mums atsakymą reikia parašyti kilodžiauliais. Tai 450 000 džiaulių yra 450 kilodžiaulių. Todėl, kad 1 kilodžiaulis yra 1000 džiaulių, todėl dalinam iš 1000.